Labas vakaras visiems. Taip, rodėms šiandien rytiniams, vakariniams. Matau, jau Sigitas irgi truputį atgavo kvapą, nes skubėjo labai taip pat irgi. Studija užimta dabar, užimtas metas ir šalčiai dar kankina. Šalčiai iš viso kaip anekdotas dabar tampa. Lyg nėra šalčių nepagrindiniai reikalai. Tai va, ir iš tiesų Sigitas pas mus arba Saga yra su viena tokia irgi misija, kadangi mums taip pat yra įdomu ir aš esu labai mylėtojas ir tos kultūros, ir to renginio nuo pat jo pradžios, kai jisai gyvavo. Iš tiesų aš kaip tik netgi klausimą dar ne apie renginį pirmiausia, o apie tai visgi, kad buvo kažkada pagrindė su reivu ir tos pagrindinės tokios skanduotės arba ideologija, apskritai meilė, vienybė ir taika. Jo, love, peace, unity arba love, peace, tolerance. Taip, labai stūmiau šitą sloganą. Tai va, iš tiesų dabar kažkaip jau taip ir nesiskelbia labai nieko. Tai kad anksčiau nesiskelbė, dabar nesiskelbė. Čia viskas priklauso nuo vieno to skelbėjo. Na, anksčiau tai visi šaukdavo, net irgi šaukdavo. Gal metas irgi dabar daugiau grįžti prie šaknų, nes dabar irgi sakau, labai gera data tokia ir meilė, ir viskam. Iš tiesų jo labai daug dalykų susiklosto ir daug dalykų vyksta oldschooliniu stiliumi, tokiu, kad net ir flyeriai, sakykime, nuolaidą duoda. Kur dabar suskrajutė, tai rasi nuolaidą į klubą. Na, yra dar, bet apskritai kaip kilo ta idėja atgaivinti Techno Valentino ir kiek metų prabėgo nuo paskutinio? Prabėgo lygiai 10 metų, nuo 4 metų, tada mes buvom susitraukę į Tango areną, jau reivas kaip nebe reivas buvo, daviau pavadinimą Club UE, Techno Valentino Club UE, kaip klubinis rūbas. Na ir ten susirinko, buvom 600 ar 700 ar 800 žmonių, bet tai jau buvo nebe reiv stuff ir supratau, kad reikia eiti atostogų. Aš jau ilgų atostogų maklinėjau visur po pasaulį, tai ten, tai šiandien, tai ten. Įdomiausi periodai buvo Anglijoje ir Ispanijoje paskutinis periodas. Ir būtent Ispanijoje, kada aš jau visiškai buvau pailsėjęs nuo visko, supratau, kad galiu kažko vėl imtis. Tiesiog pasiūliau ispanams žiūrėti mane rimčiau, negu kad tik tai į didžėjų, bet jiems matomai neaišku, kodėl turėjo žiūrėti mane rimčiau, nes aš su jais nei susišnekėti galėjau, nei ką. Nors buvau numatęs Techno Valentino organizuoti būtent Ispanijai, ten tam klube Guadalajara, Sala Oksido arba Madride kažkur. Bet matomai čia ateities gali būti perspektyvos. O kadangi data ir mintis šiaip jau buvo užkurta, aura renginio organizavimo buvo paleista, į telefono kalendorių įrašyta. Atsiverčiu, žiūriu, akurat, po kablį pavaikščiau, patiko kablys, kad jisai gali priimti žmonės, kad ten vyksta tūsai. Po ilgų savo 10 metų atostogų aš pamačiau, kad vėl galiu grįžti į tas patalpas, kur buvau. O anksčiau visada būdavo taip, einu kur nors pro didelę salę, pro kažkokias patalpas, užeinu, pasižiūriu, čia gali būti reivas ar negali būti. Ir mano kriterijai patalpoms prasidėdavo nuo to, čia gali būti reivas ar ne. Kitas klausimas, ar aš galiu tą reivą suorganizuoti. Na ir toliau, kas norit pagroti. Na ir taip išeina, kad norinčių pagroti šį kartą yra rekordinis skaičius iš visų renginių ir dar šiandien Tomą Požemį prijungėm. Labai, sakyčiau, yra daug reikalų, su kiekvienu žmogum reikia bendrauti, reikia pažinti jį, susipažinti ir visą tai paskui perteikti žmonėms, kurie susirinks į renginį, susirinks irgi ne 5 ir ne 10. Tai ar bus daug meilės, taikos ir vienybės? Nes aš matau, man labai dar viena tokia yra old school rave scena įdomi, kadangi aš iš tiesų manau, kad šitą susivienijimą kaip Techno Valentino žino tikrai daug žmonių iš senų laikų, kurie galbūt dabar neateina į klubus, tai aš tikiu, kad netgi tie žmonės išjudės. Iš tiesų šitas reivas visiškai nepritaikytas klubams yra, arba klubai klubams nelygų, bet klubo koncepcijos čia bus mažiausiai. Todėl, kad muzika visų pirma yra tokia ne visai klubinis formatas ir tos muzikos stilių yra tiek ir visi jie yra ne klubinis formatas. Taip, kad kluberiai toliau gali eiti į savo klub vakarėlius, o jeigu vyresni kokie atsikapanos, tai jie galės ir sėdėti tulskoriai salėje ir klausyti senų gabalų, bet seniems nelygų. Vėlgi Šapauskas vienus gali pagroti, Mamanė kitus, Viktoras Ndevara kitus, ten visi žmonės skirtingai.
Tik tiek, kad visose salėse reikia labai stebėti grafikėlį, nes mes išspausinsim line-upus ir, žinai, per 45 atlikėjus susekti jų setus po valandą, tai reikės žvejoti kaip žuvelės tvenkiniai. Taigi pasiruoškite, dar toliau grįšime visai netrukus su saga apie Techno Valentino ir matyt dar apie praeitį. 20 valandų ir 29 minutės LRT Opus eteryje tęsiasi Džiunglių balsas, na ir studijoje be manęs Dr. Jungle dar svečiuojasi DJ Saga arba Sigitas. Labas. Taigi mes kalbamės apie reivą, apie Techno Valentino, apie tai, kas buvo prieš tai, kas bus dabar, na ir be abejo apie reivo istoriją. Taigi, kadangi DJ Saga yra vienas iš tų žmonių, kuris tos istorijos matė nuo, matyt nuo pat pradžių, tai gali ir papasakot visko dar nemažai. Jo, galiu papasakot, nuo kada mane apsėdo mintis, kad reikia daryti didelius parčius ir neslėpti nacionalinio charakterio, nacionalinės energijos, didžėjų, viskas turi būti prieinama, matoma, jaučiama ir ypač girdima. 94 metais aš sugalvojau nuvažiuoti Mayday festivalį. Tada kelionės į užsienį dar buvo, na taip, galėjai važiuoti. Egzotika su kolektyvinė viza, ten sėdė autobusą, tave nuveža ir ten palieka. Tai jau taip nuvežė, paliko, iki Dortmundo nusibeldžiau, nuvariau iki Westfalenhallen, to komplekso tokio, viskas sold out, bilietų nėra. Man buvo pirmas šokas, kad kaip čia įmanoma, kad nuo ryto negali nusipirkti bilietų į Tusą, 500 000 bilietų nėra. Kaip čia gali būti, na, bet man pavyko praeiti, pratarnybinius ten praėjimus kaip žurnalistui. Ir aš pamačiau Tusą, tikrai didelį gerą reivą, su labai daug muzikos stilių, daug labai didžėjų, žvaigždės visas pamačiau per vieną vakarą, kiek tik tai buvo to laikmečio žvaigždžių, ir Svenvatas, ir Paul Van Dykas, ir ten, ir hardcore, ir techno, na labai daug, ir acido, ir viskas, kas buvo žurnaluose, kas buvo Love Parade, kas buvo Meidėjose, viską pamačiau per vieną vakarą. Ir net nesvarbu, kad ten man nušvilpė daiktus kažkaip palikus po steidžų, niekas nesvarbu, aš turėjau šiek tiek plokštelių, turėjau kuprinėlį ir pešiom parėjau namo, be babkių, be nieko, iki Klaipėdos, tiesiog per 5 paras parėjau atgal. Ir iš karto tą pačią vasarą mes pradėjom Klaipėdoje daryti Energy Express, tokius vakarus, ketvirtadieniais. Ir aš žinau, kad tai jau yra reivo koncepcija, reikia daryti per naktį, reikia visada su meilė žiūrėti žmonės, reikia groti kuo daugiau alternatyvos. Bet mes buvom, kadangi su draugelius, tokiu DJ Vygo, tai jisai pasiėmė ant savęs tą alternatyvą iš hauso pusės, o kadangi aš buvau prisiekęs hardcore'šikas ir man labiau patiko stipresni ritmai, tai aš pasiėmiau hardcore stilių ir technuškį. Tais pačiais metais pradėjau groti patefonais, na ir principė reivas, kaip po toks jis prasidėjo labai stipriai, nes tą pačią vasarą suorganizavau Love Parade Station ir labai toks vykęs projektas su sunkvežimiais važiuoja ten Palangoj. Taip pat Varniuose prie ežero Lukso darėme Rave Camp ir na, buvo daug renginių. Ir 95 metais, kai aš jau susitikau su metalistais, organizuojant renginį, Prieplaukoje išsipasakau savo idėjas apie muziką, apie elektroninę muziką. Man Tomas Vilas sako, žinai ką, Sigi, gal tu nori radijo laidą vesti. Ir jisai paskui man paskambino, sako, jo, čia mes sutarėm, vat gali dabar atvažiuoti į Konarskį ir šitą šeštadienį jis turėsi savo laidą. Na viskas, tai prasidėjo dūžiai. Ir nuo dūžių viskas išsklydo kažkokia koncepcija, man vizija gimė, kad reikia fanų klubą daryti. Taip atsirado dūžių fan klubas, kuris peraugo į Strokes Temple festivalį ir labelą, ir dabar Strokes Temple rengia Techno Valentino ir galbūt surengs dar keletą renginių. Priklausomai tik nuo to, kaip čia mums pasiseks, nes darbelio daug. Tik tiek, kad noriu padėkoti visiems žmonėms, kurie nuoširdžiai tiesiog ką negali būti, iš tikrųjų bus. Reikia jiems paskambinti, reikia jiems parašyti, jo tikrai bus, šiandien gliukas, štai flyeris, štai plakatas, štai visa kita. Reivas tikrai bus. Ir aš manau geriausiose tradicijose, nes man pavyko surinkti technikų grupę, kuri tiesa buvo susirinkus, bet jiems niekad neleido savęs realizuoti su jų pačių ambicijomis. Ir kadangi mano kai kurios techninės ambicijos buvo ganėtinai aukštos ir yra, tai su jų ambicijomis suderinus mes sujungsime ir padarysime labai gerą renginį. Kas yra svarbiausia, kad vietoje. Visai, kas vyksta marketingo dalykai, mes labai mažai naudojam, tikrai mažai naudojam, palyginus su kitais masiniais renginiais, bet mes dirbam su flyeriais, dirbam su išankstiniais bilietais, su plakatais per miestus. Iškart galiu pasakyti, kad flyeriai Lietuvoje yra Kafein tinkle.
visose kafeinuose ir šiaip žiūrėkite ten, kur yra, gliukė turės būti, kablėje turės skrajutės būti, na šiaip jeigu ieškosit, nes skrajutė duoda nuolaidą 5 litrų renginio dieną. Tokia būtų istorija iš seniau ir į dabar. Kam įdomu, gal atsimins tiesiog. O kalbant apie skrajutę, man labai patinka toksai šūkis, kuris yra parašytas ant jos. Pamiršk, kaip reikia vaikščioti ir kalbėti, kilk į orą, reivink. Ir žmogus turėtų pats savo atsakyti, aš pamiršau, kaip reikia vaikščioti ir kalbėti, aš kylu į orą, reivink. Taigi atsiminkit, kad kilsite į orą vasario 14 kablyje. Tai labai džiugu, kad kablys pasiruošęs, jisai gali priimti, nes ten patalpos pritaikytos daug geriau negu profsąjūzų ar VRM, pavyzdžiui, ir todėl aš net nebejoju, kad ten visa ta struktūra labai gražiai susidėlios ir tik žmonėms. Balso eteryje skamba Hot, prodiuserio iš Tulos, iš Rusijos, sukurtas remixas legendiniam regio dainininkui Fanta Modžia. Kill Soundboy Anytime vadinasi jisai ir man patinka labai Hoto kūryba ir aš džiaugiuosi, kad 5 metus bandėm prisikviesti šitą žmogų ir jis arba paso neturėdavo, jis gyvena netoli ten taigos kažkur ir ne kažką, bet aš skaičiau, kad Tulai buvo viena iš pirmų visokių ten šarvuočių ir labai karo pramonės mašinų gamykla. Tai jie žino, kaip ir ten ginklus gaminti ir kaip po to šaudyti muzikinius šovinius labai daug. Nes iš tiesų aš pastebėjau, kuo giliau į Rusiją, to jie sunkiau produsuoja ir kūrė taip pakankamai tokiais aštriais. Jo, man teko būti šiaurėje Rusijoje, kalbant ir nuo Peterburgo iki Karelijos ir paskui Jekaterinburgas, tai žmonės ten mėgsta iš tiesų sunkesnę techno muziką ir minimalas jiems limpa labai ir breiksai ir techno jų supratime yra labai gerai kotiruojamas be jokių ten nukrypimų į hauso pusę. Tai gali būti, kad kuo labiau į Sibirą, tuo labiau alternatyv. Užsieniečių yra ir ne vienas ir visam grojaraštį. Techno Valentina. Aš pradžių galvojau, kad bus nacionalinio charakterio renginys, nes galvoju, nėra čia kaip įkasti tos užsieniečius, bet kadangi užsieniečiai patys pradėjo labai norėti važiuoti, tai susiformavo labai puikus techno stage line-upas ir visi iš tiesų susidėliojo labai puikiai. Faktiškai kiekvienoje salėje turim po užsienietį, tai Old School Rave, tai, nors irgi ir Rokezas atvažiuoja ir Tomas Požemis, tas irgi Londone ten tūsino kiek laiko, ir Rokezas Rusas, Leo Leikeris ir Persona, Bjornsonas, DS, Gesa, visi užsieniečiai yra techniški, Neutral atvažiuoja į Broken Beats, Gerių dvasios, čia Čilauti, irgi kaip išskirtinis svečias. Labai smažiai, nuostabus tikrai. Ypatingas yra Psytrance atlikėjas HyperX iš Looney Moon Records, jau labai čia Bedriukas Šainemenas norėjo, kad atvažiuos, mes iš tiesų prisikvietėm. Na ir viskas su palaikymu geriausių lietuviškų pajėgų, kurias galėjome rasti. Aišku, labai gaila, kad daug technačių Lietuvos išvažiuoja tą dieną. Ir Pagalvė, ir Daimonas kažkur ten po Azijas keliauja, ir Haliucinas išvyksta, bet užtat prisirinkome kitų žmonių. Ir manau, kad žmonės tikrai nebus, kada jiems čilautinti, todėl kad visą laiką bus geras energy, nes po valandą grojantis didžiai, jie labai rūpinasi, kad jų setas būtų gerai ir labai gerai paruoštas. Aš dar atsimenu, Reiverį atsineždavo švilpukus anksčiau. Tu savo čia kaip užpostino kažkas Facebook'e, kad švilpuką ir dalina švilpukus prie įėjimų. Dalins, jo, atgal išeinant, tai išeinat lauk. Dirbinas. Jam tai švilpuką užknysdavo iš tiesų švilpė ten, net neįsivaizduoju, kodėl jie buvo prigiję dance floruose, tiesiog neįsivaizduoju. Ir visi neoniniai glaustikai. Na tai čia jau kitas, žinai, čia jau tų atributikų daug gali rasti, yra Pelinarų, čia gali legendų pripasakoti. Aš atsimenu, 3 ar 4 Strokes Templam, neatsimenu, nusidažiau galvą tokiais vienkartiniais dažais, bet kadangi dažiau galvą pirmą kartą gyvenime, tai likau ryžas 2 mėnesiams. Tai čia mano istorija apie Strokes Templą, kadangi aš irgi esu mėgėjas visos tos kultūros ir augau su tuo reivu, tai aš džiaugiuosi, kad Techno Valentino atgimsta ir kiek žinau, ne vienas tau, man atrodo, anksčiau ir bandė rašyti ir kalbino, kad ar nevertėtų, ar nenorėtum netgi turbūt parduoti to viso.
pavadinimų, visos idėjos. Vienas buvo drąsus laiškas, dar kai buvo Stereo Cam 5 buvo gyvas, man siūlo, davai, mes darysim Techno Valentinų. Tomas Staniulis čia rašė, sako, tu vis tiek neorganizuojam, tai ką tau reiškia, sako, daug draugelių įsirengti šventę, sako, raminkis, tu ką negali susigalvoti savo kito pavadinimo, prie ko čia, žinai. Ir iš tiesų aš neklydau, nes paėmėm ir suorganizavome patys, renginį geriau palaikėme šiek tiek spintelėje, dabar ištraukėme ir jisai sužibės naujom spalvom, naujom technologiniam, visokiais tokiais dalykais, sprendimais. Labai gerai, labai technikai, aš labai džiaugiuosi, ačiū Šušai, ačiū Marijui, ačiū Daumantui, visiems, kurie dirba prie projekto, iš tiesų Emiliui ypatingas ačiū. Ir šiaip Data Blender visai šaikai, esat visi labai, labai pažangus ir labai, labai pozityvus, ačiū Jums. Taigi, ačiū ir tau, kad daliniesi ir mintimis, ir patirtim. Dar vienas kūrinys Džiunglių balso eteryje, The Upful Rockers ir Wicked Man, apie visus pasiutėlius, kurie yra iš tiesų padūkę žmonės ir turi parako savyje reivinti ne vienus ir ne 10 ir ne 20 metų. O visą gyvenimą. Jo, visą gyvenimą. Prie mikrofono su DJ Saga ir Džiunglių balse tęsime diskusiją, kiek čia liko vos 5 minutės iki 21 valandos. Na, mes kalbame apie Techno Valentino, apie reivo kultūrą. Taigi, nežinau, keletų žodžių, Sigitai, visgi, kodėl žmonės turėtų 14 dieną švęsti su meilė, taika, vienybė ir... Manau, kad turėtų todėl, kad galėtų patvirtinti, kaip yra dabar. Sakyčiau, čia yra kaip koks didelis technomuzikos seminaras, elektroninės muzikos seminaras, kadangi bet koks smegenų plovimas man anksčiau visada atrodė kaip smegenų plovimas. Ir jeigu visuomeninė tendencija yra tokia, kad klubai gerai, ten popsukai gerai, didelės kainos gerai, nesiskaitimas su žmonėmis gerai, tai aš sakau, kad negerai. Gerai yra tada, kada gerai iš tikrųjų. Ir žmogus turi teisę pasakyti savo nuomonę, kada jam gerai yra šokti, kada jam gerai yra, kada jam daromas renginys, kad jisai matytų, kad jo yra rūpinamasi ir kad muzika, kurią didžiai pateikia, irgi yra ne šiaip iš piršto išlaužta, ten kur nors sudėliota prieš valandą, bet kad matytų, kad žmonės ruošiasi visi, nuo organizatorių iki kiekvieno didžėjaus. Ir jeigu pamatysiu nosį krapštantį ten kokį didžėjų už pulto, tikrai prieisiu ir sakysiu, susikaupk. Ir todėl, kai vyko didžėjo atranka, buvo ypatingai žiūrima, kad visi žmonės būtų gana atsakingi ir kad netinginiautų. O tendencija kartais tokia atsitinka, jog didžėjai taip įsivaizdina, kad prie pulto jie ten ir geria, ir rūko, ir bimbinėja, ir nesuvedinėja, ir negaliu klausyti. Masė tokių setų esu girdėjęs ir labai savęs nemyliu, jeigu nesugebu sumiksuoti. Aišku, aš kitus dalykus darau, ten su juostomis, žongliruoju, ten mėtų, tampau, visai išsidirbinėjau. Mes dar iš tiesų kalbėjom ir apie rastadienį, tą, kuris bus prieš Techno Valentino pasiruošimą, nes iš tiesų irgi labai norėjau seniai išgirsti tavo ir breiksų selekciją, jeigu įmanoma, iš juostų ir netgi galvoju, kaip būtų įmanoma apipavidalinti sceną, kad tave labiau matomesniai vietoj pastatyti, kadangi tai visgi yra ne tik tai muzikos dalyba, bet ir dalyba tam tikrų būdų, kuris yra, įvardinkim, egzotinis. Egzotinis jo ir man pačiam labai egzotinis, nes šiaip jeigu palygint, ką veiki prie CD-džėjų arba ką veiki prie kompiuterio ar kontrolerių, tai nieko panašaus, ką tu veiki prie magnetofono, todėl kad ten bet kuris taškas iš tavęs reikalauja dėmesio. Juostos sukabinimo taškas, ten kur eina per galvutę, ten kur tu uždedi per ratukus, galų galia, kai uždedi juostą, kad jie prispaustų teisingai, kad jie būtų neapsivožęs į kitą pusę, kad daug labai dalykų, kad niekas nesusipainėtų, kad jeigu žmogui duodi ryte palaikyti į rankas, kad jisai neužstabdytų tos rytis, turi trumpą instruktažą greit pravesti, kaip čia pirštus laikyti, kad ryte lengvai suktųsi. Na ir aš darau tokius dalykus jau labai daug metų, todėl man nereikalauja papildomų pastangų. Tiesiog yra ką veikti prie pulto, toks momentas. Ir juostos yra labai atraktyvios. Pavyzdžiui, su patefonu nieko, tu nei pašokinėsi pats, nei ten, netgi skrečuoti reikia labai išmokti atsargiai su plokštelėmis, o su juosta gali daryti, ką tik tai nori. Ir mano vienas toks labiausiai išprotėjusių triukų, aš tiesiog nukandu juostą ten arba sukarpau paskutinę juostą grojančią, išdalinu žmonėms. Daug dalykų prigalvoju, tai dėl to labai smagu
Taigi interaktyvus ir atraktyvus didžiojo aukštasis pilotažas įvyks ir vasario 14, taigi... Oi, steidžą turėsim visiškai nerealų. Aš ten žmonėms, kai pasakiau, kad darom quadrafoninį garsą, tai jie iš karto ten, oi, toj joysticką čia statysim, čia su garso korta atskira, čia LED tinklas už galvos, ženklą padarys, čia tokį irgi, ko niekada nedarėm. Na, aš manau, kad bus labai massive, todėl, kad technika dirba su didžiuliu užsidegimu, mes turėsim gerą garsą, tai jau neina kalba apie tai, kad ten lazerių bus, ten dar kažko bus, bet tiesiog žmonės įgyvendins savo crazy idėjas ir filmuosim, streaminsim ten 4 kamerom, bandysim transliuoti į internetą. Daug tokių labai dalykų, kuriuos mes atskleisime paskutinėmis dienomis, o kadangi bilietai dabar yra gerokai pigesni, 15 litų pigesni negu bus renginio dieną, tai siūlau visiems užsukti bilietus LT ir nusipirkti pigesnį bilietą savo draugui ir dar 5 kitiems.